karas Ukrainoje, politiniai žaidimai ar iš tikrųjų noras pasisavinti šalį. Realiai Ukrainos karas Ukraina yra tik tai proxy karas, bet čia kariauja Europą su Rusija. Tai kad BlackRockas ten išpirkęs pusę Ukrainos žemių, tai faktas, kontraktus statybom pasirašęs faktas. Pats karas yra didžiausias ekonomikos variklis, sako anglai, don't shoot me, I'm the messenger. Tai galbūt nepatiks jums tai, ką aš pasakysiu. Iš principo, karas yra ekonomikos variklis dėl pelno, dėl kontrolės. Valstybiniam lygmenį ir kai kurių tikriausiai dalykų mes nesuprasim kodėl, bet visais laikais kariavo žmonės. Ar tai yra noras, nežinau, užkariauti pasaulį, ar tiesiog ten yra tokio lygio žaidimai, kurie paprastam žmogui nėra suprantami, nes miršta žmonės, tikrai miršta žmonės ir tai nėra gerai. Čia nesvarbu, ar tai karas ar ne karas, kai miršta žmonės, ypatingai jauni žmonės, be priežasties, tai nėra gerai, tikrai nėra gerai.